Sveiki gyvi, kas geresnė? Beata išėjo ryškintis. Kas iš jos paėmė sąskaitos 400 eurų? Sodra. Nu, jie dabar ryškintis. O aš įsivaizduoju dabar ten kokį hajų kel, tokį visur. Kas paėmė mano 400? Nu, čia toks bizabrazija gavas. Jei dabar bet kada įmeti ar į revoliutą, ar bet kur pinigus, žodžiu, iškart nuskaičiuoji sodrą visus pinigus. Nas, tipo, yra įsiskolinim. Sodra Lietuva sako, kad kai jai suėjo 18, jin čia 9 mėnesius dirba. Nors kai jai buvo 18, jin jau nuo 15 Vokietijai į mokyklą ėjo. Bet sodrai kitai šviečias, kad kai jai tik suėjo 18, jin čia 9 mėnesius pradirba ir nemokėjo socialinį draudimą. Tai dabar turėjom iš Vokietijos traukt popierius, kad tuo momentu jin buvo ten, jin ėjo į mokyklą. Ir, žodžiu, dabar va tos lapus neš ir rodyt, kad, žodžiu, kad jin ėjo į mokyklą ir tie pinigai neturi būti vagami iš sąskaitos. Taip savavališkai pasiem, aš buvau įmetęs ten, kiek ten, kažkiek buvau įmetę, visus pinigus pasiėmė sodra. Na. Pasiem tiesiog. Iš sąskaitos, cakt iš kartą. Ne, tu negausi, Beata. Beata, tu negausi. Tai va, ryškinamės dabar. O ko svarbiausia, kai reik pasimti, kai valstybė iš žmogaus pasimti, tai per sekundę iš sąskaitos, cakt, į nebėra. Bet kai reik Beatai, dabar atsiimti atgal juos, nes jie buvo, neturėjo juos pasimti, todėl kad čia neteisybė, jin mokės Vokietijai to laikui, net nebuvo Lietuvai iš vis gyvenime registruota apart prieš išvažiuojant į Vokietiją. Jin ir dabar yra registruota Vokietijai. Tai, o kai reikia atsiimti, tada turi eiti per 5 atskiras įstaigas, nueini į vieną įstaigą, sako, eik į kitą įstaigą, nueini į kitą įstaigą, sako, eik į trečią įstaigą, reiks laukti apie 20 dienų, kol patvirtins, po to 20 dienų, kol įkris į sąstą, žodžiu, 2 mėnesius reiks laukti, kol sugrįž pinigai. O ką pasimti per sekundę į sąstas, pompt ir yra. Tai dabar laukiu. Mūsų pareis arba nervuota, arba džiaugsminga. Labiau tikėtina, kad nervuota pareis. Na, žiūrim, parėję po 30 minučių. Labą dieną. Kokios naujienos? Nesivaikti istorija. Kas dabar, kur dabar siunčia mumis? Žodžiu, labai greitai pinigus pavog, bet kai juos reikia atgražinti. Aš jau sakiau žmonėm, į kur dabar? Dabar duos šits popieris netinka. Dabar duos užpildžiu tokią formą, duos užklausą į draudimą. Draudims tada duos atsakymą. Jie man duos atsakymą ir jeigu jis bus teigiams, tada turi eiti sodrą. Turi eiti sodrą ir prašyti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Važiuojam. Važiuoju visiškai ekonomiškai, nes šiuo momentu reikia ekonomiškai važiuoti. Ir galvoju ties meškuičiais išjungt bėgį lauk ir bandyti dar rėdėti iki Šiaulių. Sutaupysim tikrai kokius 4 litrus. Skaityk, sutaupysim apie 7 eurus. Ties meškuičiais bėgį darysiu, pompt ir rėdėsim. Beata nepripratas prie tokią mano ekonomišką vairavimą. Baigiu užmigti, žinokit. Baigiu užmigti jau. Aš pats neįpratęs. Bet tiesiog palengva lėkiu savo. Mėgaujas gražiu oru. Spėkit, kaip aš atrodau. Į ką aš jums panaši? Aš tai sakiau į musę. Vakar pasistačiau savo staliuką, pasidariau savo kampą. Ir mums reik Šiauliuose. Reik kėdės, reik lempų stalui, reik pagalvių užvalkalų, reik naujo šiukšlių dėžės, nes sulūžo. Klausom muzoną iš telefoną. Nes stiprintuvą esu atidavęs, tai muzikos nėra. Tai dabar iš ragelę paleido. Bruklins. Pikta visą be nuotaikos atsikėlus. Į senukus. Ten tiesiai. Pračia einam. Pažįsim, ką Philipse gera. Tai Philipsą paskui nueisim. Aš noriu pažįti dabar. Na gerai, tada einam ir į Sinciją. Prasided Velykom. Koks gražumo gautas piraks. Au. Galėsim ar kiaušiniam čia. Padėkliuks toks. O čia toks.
A mes net važiavam kėdės. Nu ja, žiūrėk toks. A mes net važiavam kėdės. Va. Pas tas. Jeigu sulaužysiu. Tu gerai, imk tą. Visi Nu ja, važiuojam. žiūrėk, galvoju. Šiandien aš atrodau kai X-Mens su savo plaukais. Man biškį jie tauk į pizę. Reiks vaškyt kirpėjau. Dabar Philipsą porą valandą. Philipsą nieko neradom, atėjom kėdės dabar į senukus. Tokia gal. Tu žiemą esi vis tiek. Eik tik. Važiuojam į viską. Da važiuosim pamaitinti kolegas. Kokias? Nes kolegos nevalgė mėnesį. Kokias? Nu kolegas mūsų. Kokias? Mūsų kolegos. Kokios kolegos? Nežino net, ką mes turim kolegų. Parodysiu neužilgą. Su Beta nusprendėm ant vasaros išleisti vasaros hitą. Maždaug skambytų taip, čia mano pavyzdys. Ir vėl pirmadienis, ir vėl antradienis. Ateina Beta su pusryčiais į mano lovą. Aš sakau, einu pečių kurti. Jinai sako, ką tu? Pesi. Gerai, einam kėdės ieškoti. Bet hitą tikrai reiks išleisti. Jau leidžiam. Yeah. Jau dainuojam. Važiuosi pas prodiuserius. Antradienį. Kitą. Jisk. Ir vėl pirmadienis. O čia mūsų pirmadienis. Beta jau šitas tapudau į norėtų. Bet pamačius kainą. Žiūrėkit dabar, žiūrėkit. Beta, ateik. Nu va, radau šitą. Čia kaip ligoniniai. Tai kainą žiūrėjai? Ja, nenoriu. Čia neturėjome menį kaip ligonė. Jei ta kėdė gražiai yra, jin tiesiog pamatė kainą ir viskas pasikeitė akimirksniu. Tu kam tu meluoji žmonėm, kad ligoniniai čia? Nemeluoju. Jis sakė, tu nori rasti iki 10 eurų kėdį. Žiūrėk, koks plats, baby. Arba šitą Beta. Taks čia už 30 eurų. Jautas kaip už 30 eurų. Čia už 50. Jaučias kaip 50. Nu tai va. Ir vėl antradienis. Ateina Beta į kambarį su pusryčiais. Sako, eik pečių kurti. Kokį dar pečių? Šiandien nešalta, šiandien šilta. Bombastic, ejom, balili, beli, beli, bombastic. Beli, beli. Na, atvažiavam paimti maistą kolegom. Į Varom Aibę. paimsi maistą. Į Aibę šį kartą kabanoskių kokiu, nežinau. Bulkos. Nes bičiuliam tik bičiulių bulka. Kur palarakts? Ką čia pasiėmė, koks čia yra? Šokoladuks. Daug man atsikasti. Bet bičiulių bulka vis tiek geriau. Nu čia kol pasuksim, tai ateis sekmadienis. O suvalgiau šokoladuką, nespėjus nuvažiuoti. Jau suvalgiai. Ui. Driftą, rankinį. Astatelio! Tokijo drift. Pasižiūrėkit, dizelis jau €1,90. Nu, eurus 86, nu. 86, nu, bet vis tiek, nu, beveik 90. Eik tu sau. Mes tai nuspėjame, jeigu dizelio kainos pakils, mūsų pagrindinė transporto priemonė bus dviratis. Ja, lėksim su dviračiu į Šiaulius. Nu, šnekiai nusišneki. Tu pats taip sakei? Tik į Joniškę palėjai ten kilometrą. Nu tai aš tą ir O šneku. tik kaip į Šiaulius? Aš ne apie Šiaulius šneku. Ai, apie Joniškį? Tai ne. A. Sueidė nuotaika. O dabar aš tau sueisiu. Matot, šiandien naktį blogai įsimekojau. Ir atsikėlęs, Betai ne taip pat sakiau, ten labas rytas, taip toliau. Ką tu nusišneki ne dėl to? Kai mes važiavam į Šiaulius, jin man sako, nu va dabar pamatysi, va dabar aš tau suknysiu nuotaiką. Nuknisk? Tai ne prie ko. Mes kai važiavom, kai aš išėjau iš poliklinikos, tada tu man suknisai nuotaiką. O kodėl? Nu, jeigu neprisimeni net. Ne, tai čia moteris ištins. Tau suknisa nuotaiką polikliniką, parėjai į mašiną, aš ant viršų suknisu nuotaiką. Mane suknisa nuotaikas. Suknisa nuotaiką, į datų suknisai nuotaiką. Gerai, jau važiuojam pas kolegas. Nu, kolegos, atvažiavam. Eikit čia. Davai, atvežiam būt pusryčių. Ką aš įkreisiu? Kolegos.
Kolegos, eikit čia. Kolegos. Duosim įdalą. Kolegos. Kodėl kiti netein? Žiūrėk, ateis gal pabiš. Kai kažkokie mėguisti. Tieda neatsikėlė, Oi, vakar vėl eina ją gulti. Na. Kas yra? Ko nevalgai? O. Pusėt neskanus tas bičiulių batons. Njom, 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 Mm, njom. kaip skanu. Skanu? Pasakyk į kamerą, Labai skanu. Skanu, kolega. Labai skanu. Atsargiai, neugazdink. Maladies, kolega. Gerai, eikit į darbus vėl. Pavalgėt. Žiūrėk, krauž. Nori? Nori? Ką čia sako, duodat šrotą? Šašlikų reikia atvežti. Nu, vsio, kolegos pašertos. Iškart dūšė geresnė. Ja, Bembi mums sakė, dėkui jums, sako, kai jūs atvarot iš Joniškio mumis pašerti. Tai dabar skaityk mūsų antras kartas per 3 metus atvažiavom. Dabar darysim challenge. Beta, iki kol grįšim iki namo, turi būti toks kaip aš. Iki namo? Ja. Tu turi vaizduot mane, būt grinai aš, parodyti žmonėm, koks aš esu. Vairuot kaip aš, šnekėt kaip aš, reaguot kaip aš, žiūrėt kaip aš, perst kaip aš, krapštyt dantis kaip aš, bubi viską. Taip pat dar. Supratat? Žiūrim kaip jin čia elgsis. Jezu, jau prasidėt greičia viršims. Tu čia biškiai atsargiai, žinau, čia mašiną gali atlikti, nespėsi sustabdyti. Man po... O, mašiną nusiploviau. Bet taip aš tipo vairuoju. Ką? Jo. Aš tai nevairuoju su tokia ranka. Nu, aš jau taip tikrai nevairuoju. O jeigu kažkam įdomu, tai čia yra Kurtuvėnų Bembių dvaras. Aišku, mes iš jo jau išvažiavam, bet Kurtuvėnų Bembių dvaras. Gal koks 8-7 km nuo Šiaulių. 10. Nuo Aukštelkės. Nuo Šiaulių biškį toliau. Nu, tu būk kaip aš. Tai kaip dabar man? Tiesiog vairuoju, nu gerai, tylysiu kaip tu. Čia nėra stop ženklą. Kam čia taip reikės stabdyti? Jas. Nu gerai, nu nebepucink tos ankabos. Jau taip čia jau gatava yra. Tai dariau kaip tu, vėl blogai. Tai gerai, gerai. Nu, tai tu pucini tas ankabą. Atsargiai duobė, aš kaip tu. Taigi tu irgi čia baig laužyt mašiną. Nu, tai tu sakai, nedarysi Nu, kaip tai aš. nedarysiu, bet biškį pabū. Sto kažkur sysiu, noriu žiauriai. Man dabar kažkoks žmogus rašė, kad jokių būdų neduokit bulkos bembėm. Bet mes jau padavėm. Mes jau davėm bembėm bulkos. Nu, bet nedaug. Ten kažkur pusė to. Nu, ten daug tų bembių net nevalgė to bulkos. O tik, bet negalima tipo bulkos. Bet mes nežinojom. Nu, mes pripratę, kava bulka, nu. Antim ten bulka, belia kokį maistą duodi. Čia negalima, matai. Morkas, tipo salotas, kapustus, nu mes tą žinom, žolės, visokią šieną, bet ką batoną negali. Gal nerekomenduojama tiesiog. Nu nieko, nuo vieną paketę, gal 3 triniukai suvalgė tas bulkos. Po bulkos riekiai viskas. Nieko nebus jiem. Nu, važiuok, ko čia stovi? Greičiau. Jeigu jis ir veidrodį žiūrėjo, ką? Įsivaizduoji, kas tada? Dabar išlips va tave su kučiolu gerai, atkučios. Kokia tu nemandagi kely. Tai aš tai mandagi, bet tu tai ne. Važiuok! Nu kam čia dabar? Rikiuokis, nu autobusai čia. Autobusai, kur jūs lendat? Vsio, važiuojam namo, dinga nuotaika. Kai Beta vairuoja, jaučiasi toj kėdėj, toks kaip būčiau motokroso trasai.
Nėra tokia relaksą. Kaip tai netikas šio dabar nerelaksas? Tai vos nenutrinkiai. Stabdyk, geltoną. Nu taigi tu važiuoji per geltoną. Mano. Man stresas. Važiuok! Jokauju! Nu, Ei, tu savo. dabar Gerai, tu sunervinai, negalima taip. Čia baigiam visą tą, nes dėl savo saugumo tiesiog atšaukiam šitą challenge. Važiuojam į Tilžę, reiks jį sudaryti. Nesumatė šitos raketos, ką jin čia daro? Jau senai. Senai jau sakai, ne? Bet žinokit, šampų. Šampų, nu tu žiūrėk į kelią. Nu tai va, dabar Čia tas šampų bairis yra iš manęs, tas esat matę, kai važiuoji 3 induisai, kas ten autobusiukė ir lėk. Šampų, head and shoulder ištraukė. Nu, tai čia tas bairis. Ką mano baibis? Ai, aš tai stipriai netrenkiu. Baibis. Patika? Patika? Čia kolegos remontuoja šviesoforą, nėra. Remontai vyksta. Šiauliai juda! Šiauliai! Beata labai suši nori, tai dabar nusprendėm aš Hesburgerį jin suši, nors norėjau valgyklą, bet leisiu Beatai šį kartą rinktis, tai sušius renkas, o aš Hesburgerasą. Mašinai valgysim, nes kur daugiau. Ai, čia galio, ne? Čia nėra ženklo. Nu, tai jeigu tu invalidė gali stoti. Tai čia nėra ženklo. Tai nėra, pavogė kažkas. Pasimetė. Kaip tu regitrą išlaikyti? Dabar sustos už kilometrą. Nu tai kaip ir tu, sakai daryti viską kaip tu, tai darau kaip Žiūrėk, tu. AMG. AMG? Ja. Mašinė kvipinti. Jo, už tokią kainą. Tu ką, negalima? Ai, čia sulaužiau. Čia su... Čia Beatas, va, kažkas klausyt komentaras. Kaip atrodo? Šitie, va. Va šitą dėžę. Hamrach. Nu va, pažiūrėkit. 4 žmonės tein, o mašinos realiai nebuvo kur statyti. Bet Beata jau su sušiukai savo op. Bet žinau, kur atrasiu daug žmonių. Maksimai bus. Stop podovai daugiausiai žmonių Maksimui. Nu gal 4 kokie kentai yra. Tokia va, pietus. Kur tai eini, kolega? Kolega, čia mašina, kolega. Žinau. Dabar aš jau turiu sėsti už vairą, matai nebenoriu vairuoti, paunė. Ta per skubėjimą. Ne paprastą spraitą pasiėmė, o zero. Bus tau skubėti. Rodyk sušius. Oh my god, duosi pragoti? Ne. Neduosi? Ne. Gerai, žiūri mano. Opa, kaip visada. Bulkai duona į agurką. Žiūrėk, wasabi įdedi tokį indėlį. Gerai, valgam. Valgom. Jum nerodysim, kad nesukelti apetitą. Pavalgiam, skanu buvo, bet dabar labai sutingai. Žiauriai, dar metažą reikia eiti. Jo. Ne. Aš tai normaliai pavalgiau skaniai, ne per daug, ne per mažai, pats tas. Radom pagaliau ir metažę. Ja. Už 10 eurasiku. Tai einam, važiuojam. Labai happy. O Važiuojam lauk iš Šiaulių. ko čia, žiūrėk čia? Čia monstras. Čia metro, 5 metrai irgi tik. Bet ko mes čia dabar gerai? Žinau, monstras kadėžė. Na ir mes patenkite, ne? Ja, bet kėdės neturiu. Tai dabar pasėdėsim, atnešiu rastą. Kelmą. Gerai? Iš malkinės, kur skalpau į malkas. Ok? Klijuoti. Nu tą progą reikia padainuoti dainą. Ir vėl pirmadienis, ir vėl kamuoja troškulys. Ir vėl trečiadienis. Ir vėl Beata ateina su pusryčiais. Arba pas kaimyną. Kaimyną katinas mums priš į kiemą. Reiks kažką daryti. Eit su kaimynu jaučiu šnekėti. Vos iš šūdą šiandien neįlipu. Atvažiavam pažiūrėti, ką bratys gera. Kice. Žiūrėk, kaip raketa jau. Eik į vidų. Eik čia.
kaip smirt. Po motors renkams. Renk motorą. 3 litrai. Matot va. Bum. Kažkurią dieną čia atvažiuosim, reiks tvarkyti visą garažą. Pažiūrėkit, koks bardaks. Pažiūrėkit. Šitą sieną dažysim baltai. Tai čia tai nesimato, bet par tam parodė. Visą šitą garderobą reiks Čia tvarkyti. tai ja. Nes artėj didelis projektas, reiks vietos Panamerai. Čia Panamera stovės iš Amerikonų. Čia va taip. Norėsi pralikti? O aš važinėsiu. Ne. Tai čia man... Tai tu melagis esi kiekvieną sykį. Papasakok, čia ko čia darai. Ką? Pažiūrėkit, da čia kas stovi. Atspėsit, koks čia automobilis. Aišku, atspėsit. Va. Krekždutė, krekždutė, krekžda. Tai va, jie irgi čia yra projekts. Visą saloną surinkti. Surinkti visą saloną. Nuplauti. Ir važiuoti. Kaip norėsiu šitą betą pralikti. Jau lygiau. Jau lygiai. Nu. Tai va šitą irgi laukia. Savo eilės. Tačkė. Kas čia sulauks? Ką čia aišku sulauks jie? Ai! Savo eilės. Atsikėlė biškį anksčiau ir jau pietų miegs rūpi. Aš nuo 7 nemiegu, nuo pusės 7. Kiti žmonės nuo 4 nemiega. Ir nei vienas nemiršta. Bet jie nenuin mėgut 2. Nuein. Iš vis nuein Nenuein. 5, atsikėlė 7. Na, grįžom namučio. Iškart indus plauti. Jau reiškia pas senai. Nespėjai eiti namus, indus reikia įsiplauti. Taip. Žinai, kam esmė? Man atrodo, tas kilims, kur yra prie katilinės, aš kai rytį lipiau šūdą, jaučiu iš muzuojų, tą kilimą smirt labai. Ką tu pezi? Kur? Kažkur. Tai kur tu batus padėjai tuos? Kolidoriai. Nu, kaip tu galėjai čia? Tai aš čia buvau įėjęs iš pradžių. Ten va smirt va. Kur? Čia va, pavostik. Arčiau kraštą. Nu, jau. Kas? Ne, viskas tvojam lauk tą kilimą. Važiuojam į senukus, nupirk kitą. A, taip pat taip jis jau buvo paskendęs boilerį. Važiuojam kitą paimsim. Davai varom senukus. Nes čia jau buvo bėda su juo, mes kai leidom lauk boilerį. Prasmirda. Taip, kad reikia važiuoti senukus. Varom? Senukai užsidaro už 20 minučių. Spėsim kilimą pasimti. Davai. Skutam greit iki senukų. Skutam. Skutskit į šoną. Aš skutu. Greitoji būdu skutam į senukus. Bėgam. Kilimą prieš šiktą pakeist. Va, didelė reikia. Nėra didelė. Va, suviniuoti. Bet tokia nereik čia visiškai didelė. Nutoja apsižiūrim. Naują kilimą. Bum, naujas kilimuks yra. Patarė tokią spalvą imti, kad šūts labiau matytos, jeigu įlipsi. Ne, čia kaip tik šūts nesimatytų, nes jis biški toks rūts yra, tai čia šūts nesimatytų, jeigu įlipsi. Ja. Tai va, patarė mums pardavėja. Nešk. Žinai, kur padėk? Čia dabar padėsiu, va, čia Jo. dažnai nevaikštam. Ja. Nu, jeigu vėl nepridirbsi. Dedu pirmą koją. Pristumk ten. Kažkaip čia nesižiūri man. Nu, tas buvo geriausias. Tokia dydžia. Įbuvom Šiauliuose, ko aš ryte nepavošiu to kilimą. Nu, dabar gerai bus. Laikinai. Svarbu, kokių nebėra. Ja. Dabar eisi šitą lipdyti aplink tą kosmetinį stalą. Bet pirmą reikia užmest malkų. Pažiūrėkit čia, kaip pasidarė. Į mano kėdę pavogus. Su mano kėdę. Prisidėję čia. Medalių. Pažiūrėkit, kiek medalių turi. 1 milijoną. Čia visas produkcijas. Nu, žodžiu, čia. Ofisiuks, kaip sakoma, 100%. Tai tu visai ką netaip dedi. Eiti Žiūrim. pabandom įjungti pirmą, pažiūrėk, kaip čia veikia viską.
Nes čia aš labai norėjau tų tokių valių visur, bet čia niekaip. O, O diskoteka. ne, aš nenoriu tokios. Iš toli nebus baltos visiškai. Tu man garantavai, kad tik greitai viską čiupdin, nežiūrėt nieką. Va raidę pamatė baltą jau. Matot, su kuo aš gyvenu? Ne tas pirkinis aš kaltas. Da, prisidirbai taip, kad aš jai dabar naisiu į Temu ir nusipirksiu. Sutvarkyk, padaryk, ištrauk, ne tą paimiai. Sunervinai. Dabar einu užsisakyti Temu. Pažiūrėkit, kai išveiklą, aš esu. Matot, kaip aš gyvenu. Bet jeigu kas nors nori užsisakyti, Amerikiai gali pas mane. Ja, Amerikai. Ei, čia kas čia? Ai, Amerikai, va pas ją, va. Reiks kažkur Amerikai, va. Visko turi. Jau darė man spa. Tai va, hebra. Reikės Amerikai, rašykit. Labai gerai. O tai atgal į vietą nereik padėti. Ir šits nebeveikia. Kas neveikia? Veidrodis. Kas kaltas? Ką? Pažiūrėkit. Čia dar ne viskas, čia aš labai daug dar esu pametus ir... Gerai, parodyk savo diplomus, hebrai. Nu čia labai daug žiūrėti. Čia šits, nekreipkite dėmesį, čia vakar tik toką filmam. Visi rašė, kodėl skarbė netidaryta. Dėl to, kad netidaryta. Nu dabar čia labai daug... Nu, biškį parodyk, nu, kiek turi tų diplomų ten. Va, pasikabinam paveikslą. Vėl! Kas? Kas kaltas? Tu, Ką? nes tu užsišikai diplomų. Matai, ir aš dabar irgi kaltas. Aš užsišiko diplomų, ką parodytų, jei iškrita popierį iš pentelės, aš kaltas. Čia ant lovos, hebrai, parodyk. Parodyk, kokie pas mane esi daug pasiekus moteris. Pažiūrėkit. Diploms pa diplomą. Trečia vieta, 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 trečia vieta. O, Kas nerasta? pirmą vietą. Palauk. Pažiūrėkit, kiek diplomų. Eik, tu savo, aš su tokia sportininkė gyvenu. Ir kom tu užsiėmei, paaiškink žmonėm? Atletika. Kas buvo į tą atletiką? Kamuolį mesti? Lietuvai tai čia dar nieka, bet aš Vokietijai, kai įsikrausčiau Vokietiją gyventi, aš šitą visą veiklą tenai pratęsiau ir buvau labai sėkminga, bet tada pasitrukdė, kad komandos nariai buvo biški nekokie. Ir kadangi buvau jauna, dar kvaila ir viską mečiau. Tokia mano istorija. Supratot? Tai vat. Gerai, hebrytė. Viskas. Iki kitą kartą. Parodė diplomus užteks. Šiandienai, ne? Taip. Davai. Čiū!